Vizualizacijos kūrimo metu atsitinka toksai momentas, kad norint pažiūrėti, koks įvyko pokytis, reikia labai daug atsiminti visko. Pavyzdžiui, šiek tiek pašviesinom sceną, įdėjom naują apšvietimo šaltinį. Nusprendėm, kad medžiaga galbūt šiek tiek per daug blizga arba per daug matinė ir pradedam daryti tam tikrus pakeitimus. Ir bėda tame yra, kad jeigu nesinaudojame tam tikrais įrankiais, tai mūsų visi pakeitimai yra paremti tik emociją ir yra labai sunku pasakyti, ar tas pokytis didelis, ar mažas, ar jisai naudingas, ar jisai kenksmingas tapo. Tai tam turim tokį labai įdomų dalyką prie vyriai, vadinasi vyriai history. Ir jūs galite bet kada pasitikrinti, koks įvyko pokytis nuo prieš tai buvusio renderio ar renderių. Ir ta funkcija tam tikra prasme yra paslėpta. Ir jeigu atsidarytumėt frame bufferį, va čia turime tokią taškuotą liniją. Ir jeigu paspaustumėt 2 kartus ant čia, išlenda history tabas. Ir va šitoj vietoj gali kauptis mūsų renderiai. Jeigu norite, kad čia kauptųsi jūsų kiekvienas renderis ir juos pradėti lyginti viens prieš vieną, galite nueiti į options dalį ir nueiti į vyriai frame buffer settings. Ir atėjus prie history, nieko čia labai ypatingo, kelios varnelės, reikia padaryti enable, use project path, auto save, auto load layers ir viskas, and save and close. Sudėjus šitas varnelės, jums automatiškai pradės saugoti istoriją jūsų renderio. Va, pavyzdžiui, pasispaudžiam render. Taip, pasispaudžiam render. Ir nesvarbu, ar mes renderį pakenselinsim vidury darbo, ar jisai pilnai pasibaigs, tai tinkamai bus kairiai pusė išsaugotas. Ir atitinkamai dabar pradėjau renderinti, nutraukiu renderį ir pastebėkite, kad čia atsirado paveiksliukas. Aukščiausias paveiksliukas visą laiką yra pats naujausias renderis. Visi kiti keliaus šiek tiek žemiau. Dabar padarom kažkokį pakeitimą. Pavyzdžiui, aš pagalvojau, gal tas sienos blizgumas turėtų būti šiek tiek kitoks. Ir atėjęs prie medžiagos, atitinkamai mes šiek tiek ją, nežinau, tarkim, šiek tiek padarykim, kad labiau blizgėtų ir pasispaudžiam atitinkamai renderį. Ir čia, kur kalbėjau apie tą emocinę dalį, mes žinom, kad padidinom atspindžius ir klausimas, čia daug geriau, blogiau, taip pat ar skirtumas nesijaučia. Ir va čia prasideda mūsų palyginimai. Tai pavyzdžiui, pasispaudžiam va čia ant A ir B. Tada užvedus ant mūsų istorinių paveiksliukų mes galim paspausti, kuris bus paveiksliukas kairiai A arba dešiniai B. Ir pasispaudžiu A arba B. Ir atitinkamai su šituo viduriniu slideriu aš galiu patikrinti, kiek medžiaga šiuo atveju labiau blizga. Tai nereiškia, kad čia yra skirta patikrinti tik blizgesiam. Čia reikėtų pakankamai lankščiai pažiūrėti, kad tinka spalvom, atspalviam, šešėliam ir panašiai. Pavyzdžiui, pakeiskime sienos spalvą, gal ne kiek spalvą, kiek šiek tiek pakeiskime šiek tiek jos stiprumą ir tarkim pakeiskime jos valoje šiek tiek, kad jinai būtų šviesesnė. Ir pasispaudžiam render. Ir mums dabar įdomu bus, ar ta pašviesinta spalva gražiau atrodo, ar iš viso jaučiasi, jeigu jaučiasi, tai kaip jaučiasi. Va, ir šiek tiek parendrinam ir atitinkamai vėl pakenselinam ir pasižiūrėkime. Paspaudžiu ant A ir B, pasirinku, kad čia A, čia B ir žiūrime, kaip mūsų spalva dabar pakito. Va, ir matau, kad kur kas pašviesėjo ir aš dabar galiu matyti tiksliai, kaip atrodo ir nuspręsti šitas pokytis teigiamas mano atveju ar neigiamas. Va, paprastas dalykas, bet techniškai patikrinti, kas įvyko, mažiau remtis emocijom, kad mums atrodo, kad kažkas pasikeitė, o galim pažiūrėti, kaip iš tikrųjų pasikeitė. How cool is that?